Sveiki, jūs žiūrite tinklalaidę Memeltalk apie Klaipėdą ir žmones, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Sausį šnekėjome apie tai, kaip Klaipėda tapo Lietuvos dalimi. O šią dieną pašnekėsime apie tai, kaip Lietuva susigrąžino Palangą. Tai kaip Lietuva atgavo jūrą Palangos istoriją, apie kurią beveik niekas nežino. Kai šiandien vaikščiojam Basanavičiaus gatve Palangoje, stebime saulėlydį nuo tilto, kai sakome, važiuojame prie jūros, ar susimąstome, kad daugiau nei prieš 100 metų Lietuva jūros neturėjo. Taip, 1918 metais atkūrus nepriklausomybę, Lietuva neturėjo nei 1 kilometro Baltijos pakrantės. Ir Palanga nebuvo mūsų. Tai kaip Palanga dingo? Grįžkime į 1819 metus. Rusijos caras Aleksandras I priima atrodytų techninį sprendimą Palangos valsčių atskirti nuo Vilniaus gubernijos ir prijungti prie Kuršo gubernijos. Kodėl? Kad Kuršo dvarininkams būtų patogiau palaikyti ryšius su Prūsija. Mažas administracinis pakeitimas imperijos žemėlapyje beveik nepastebimas. Bet po 100 metų jis taps bomba jaunai Lietuvos valstybei. 1918 metais vasario 16 dieną Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Šių dokumente nėra žodžio apie sienas. Tuo metu Latvija jau deklaruoja savo sieną pagal buvusios Kuršo gubernijos ribas. O tai reiškia vieną – Palanga Latvių pusėje. Jei Lietuva neatgautų Klaipėdos krašto, ruožas tarp Palangos ir Šventosios galėjo tapti vieninteliu išėjimu į jūrą. Šventoji galėjo tapti lietuviškąja Gdynė, Lietuvos ekonomikos vartais. Bet Latvija laikosi principo. Buvusios gubernijos ribos neliečiamos. Lietuva siūlo mainus. Teritorijos Alūkstos apylinkėse Latvija siūlo sieną palei Šventosios upę. Tačiau tada Lietuvai neliktų nei Šventosios, nei Būtingė. O tai reiškia, jūros svajonė žlunga. 1819 Palangoje chaosas. Čia vienu metu veikia Latvių policija, dar likę vokiečių žandarai, atvyksta bermontininkai, rusų vokiečių karinis junginys ir jie plėšikauja, terorizuoja gyventojus, nuginkluoja vietinę policiją. Vietiniai lietuviai laukia, ignoruoja nurodymus, tikisi, kad Palanga bus Lietuvos. Galiausiai lietuvių ir latvių kariuomenės bendromis jėgomis išveja bermontininkus, bet teritorinis klausimas vis dar neišspręstas. 1900 rugsėjo 28 dieną abi valstybės supranta, konfliktas gali peraugti į karinį. Į sceną įžengia britų diplomatas James Young Simpson. Sutartą ginčą spręs arbitražinė komisija. Sprendimas galutinis ir neapskundžiamas. Ir Lietuva laimi strategiškai svarbiausią dalyką. Ji gauna 19,5 kilometro priėjimą prie jūros. Teritorijos plotų Latvija gauna daugiau, bet Lietuva gauna tai, kas svarbiausia – išėjimą į Baltiją. Tai buvo geopolitinė pergalė. Be šūvių, be karo. 1921 kovo 31 diena, kai Lietuva išėjo prie jūros. Traukinys iš Kauno atvyksta į Kretingą. Minia mojuoja trispalvėmis,
Delegacijai vadovauja prezidentas Antanas Smetona. Prie senosios sienos vartų užrašas: Sveiki, broliai. Skamba orkestras, kapitono Plechavičiaus vadovaujamas eskadronas pasitinka prezidentą ir įteikia jam trispalvę. Visa minia juda į Palangą. Bažnyčia pilnutėlė, prie Birutės kalno pamaldos, kalbos ir patrankų psalmės. O tada žmonės eina prie jūros. Pirmą kartą kaip laisvos Lietuvos piliečiai. Tai buvo daugiau nei teritorija. Tai buvo kvėpavimas. Būtingėje įsteigiamas pasienio punktas, jam vadovauja Benediktas Bagdanavičius. Pasienis saugo ekonomiką, kontroliuoja prekybą, kovoja su kontrabanda. O Antrojo pasaulinio karo metais Bagdonavičių šeima savo sodyboje gelbėjo žydus nuo nacių. 2016 metais po mirties įteikiamas žuvančiųjų gelbėjimo kryžius. Istorija kartais prasideda nuo sienų, bet baigėsi žmogiškumu. Kodėl visa tai svarbu šiandieną? Lietuva ir Latvija galėjo susikauti. Galėjo pradėti karą dėl 14 kilometrų smėlio, bet pasirinko diplomatiją, blaivų protą. Tai tapo patirtimi, kuri vėliau padėjo Lietuvai 1923 metais išvaduoti Klaipėdos kraštą. Ir šiandien, kai stojame ant Palangos tilto ir žiūrime į horizontą, mes matome ne tik jūrą. Mes matome diplomatinę pergalę, istoriją ir priminimą, kad valstybė kartais laimi ne ginklu, o kantrybė. Tokia yra priešistorė ir kaip Lietuva atgavo Palangą. Jeigu šis epizodas tau buvo įdomus, prenumeruok tinklalaidę Memeltalk ir rekomenduok šį epizodą ir kitus mūsų pokalbius pažįstamiems draugams ir bendradarbiams. Kitą kartą toliau kalbėsimės apie Klaipėdą. Šiandien prisiminkime, kad Palanga nėra tik kurortas, ji iškovotas horizontas. Ačiū žiūrėjusiems, paremti mus galite Contribui platformoje, o rasite visose socialiniuose tinkluose parašę Memeltalk. Ačiū ir iki kitų epizodų.